Aštuntas klausimas yra teorinis klausimas iš Lorenzo jėgos. Turime 3 daleles, reikia pasakyti, kuri yra neutrali, kurią veikia mažiausia jėga ir kurios yra teigiamas krūvis. Tai galim tiesiai ir pradėti nuo pirmos. Neutrali yra antroji dalelė, kadangi jos Lorenzo jėga neveikia. Šitą klausimą galima atsakyti ne tik žinant teoriškai, bet ir pritaikant formulę. Atsidarom formulyną, einam iki elektra ir magnetizmas. Lorenzo jėga yra štai šita formulė. Taip, Lorenzo jėga, krūvis, kart krūvio greitis, kart magnetinio lauko stiprumas, pro kurį keliauja krūvis, kart sinus kampo. Kampas yra 90 laipsnių, todėl sinus alfa bus lygu 1. Čia todėl, kad magnetinės indukcijos vektorius yra nukreiptas statmenai visų dalelių judėjimo krypties. Bet mums rūpi štai šitas dydis, tai yra krūvis. Jeigu dalelė yra elektriškai neutrali, krūvis yra lygus 0. Vadinasi, ir Lorenzo jėga bus lygi 0. Tai kurios dalelės neveikia jėga? Antros, todėl kad jinai nekeičia krypties ir juda tolyn taip, kaip judėjo. Kurią dalelę veikia mažiausia Lorenzo jėga? Ir čia svarbu, kai Lorenzo jėga nelygi 0. Jeigu šito nebūtų parašyta, vėl žymėtume 2. Kadangi Lorenzo jėga negali būti lygi 0, mes renkamės tarp pirmos ir tarp trečios. Pirma dalelė užsilenkia labiau, todėl ją vadinasi ir veikia stipresnė jėga, kad jinai užsilenktų greičiau. Tuo tarpu trečia dalelė užsilenkia lėčiau, todėl ją ir veikia mažesnė jėga. Ir galiausiai, kurios dalelės elektros krūvis yra teigiamas, čia jau reikės pritaikyti kairės rankos taisyklę. Į mūsų kairiosios rankos delną turi sueiti magnetinės indukcijos vektoriaus linijos. Kadangi magnetinės indukcijos vektorius nukreiptas nuo stebėtojo statmenai iki paveikslo, vadinasi, jos eina į lapą, todėl ir delnas turi būti nukreiptas mums į veidą. Tada kairės rankos pirštai mums rodo elektros srovės kryptį. Kadangi elektros srovė apibrėžta kaip teigiamo krūvio judėjimas, vadinasi, naudojant kairės rankos taisyklę, mes sužinosim teigiamo elektros krūvio judėjimą. Ir galiausiai kairės rankos nykštys parodo Lorenzo jėgos kryptį. Kadangi Lorenzo jėga nukreipta į kairę, vadinasi, pirmoji dalelė turės teigiamą krūvį.